Plaukimas su vamzdeliu. Plaukti ar ne? Šis klausimas kyla daugumai pradedančiųjų. O kaip su juo išmokti plaukti? Kokius pirmiausia atlikti pratimus? Tai pažiūrėkite šį video iki galo ir sužinosite. Toliau, ar pradedantiesiems rekomenduoju plaukti su vamzdeliu? Tai žinoma, dėl to, kad galime atlikti daug įvairių pratimų, kurių be vamzdelio nepavyksta atlikti. Ir taip jūs galėsite pagreitinti mokymąsi plaukti bei išmokti plaukti gražiai taisyklingai. Tai pirmiausia, atlikite tokius pratimėlius, gulėjimą ant pilvo, judesius stenkitės atlikti negiliame baseinuke. Toliau, ką reikia daryti, kai paneriat ir į vamzdelį pakliūna vanduo, tai pirmiausia, sulaikyti orą, tada pakilus į viršų visą vandenį išpūsti per vamzdelį ir galėsite sau ramiai toliau kvėpuoti.